Labas rytas. Tai šiuo metu aš esu Hadžangė ir šiandien prasideda mano lūpas. Šito tripo aš laukiu labiausiai praktiškai visoje savo kelionėje, bet 100% Vietname. Tai leiskit papasakosiu trumpai, kas tai yra. Tai žodžiu, tai yra 4 dienų ir 3 naktų kelionė. Aišku, galima rinktis ir trumpesnį laiką, bet visi, ką sutikau, man sakė, imk patį ilgiausią tripą. Tai tu važiuoji ant motorolerio, gali pasirinkti važiuoti arba vienas, arba kad tave vežtų. Dažniausiai žmonės ima vežėją už tai, kad kelias ten tarp kalnų yra labai sudėtingas ir aš tiesiog nenoriu visą laiką važiuodamas stresuoti ir praktiškai nieko nepamatyti, nes galvoju, Dieve, kaip čia nenusiversti ir nenukristi nuo šlaito. Tai yra labai daug kompanijų, iš ko galima rinktis. Vienos kompanijos yra šiek tiek ramesnės, kitos labiau fokusuojasi į vakarėlius. Tai aš pasiėmiau tokią ramesnę, nes man vakarėlių iš tikrųjų nereikia. Tai mano kompanija vadinasi Hajang Loop Motor Ventures. Mačiau tik tokią vieną merginą labai išgyrę ir iš karto ir pasiėmiau. Tai kaina šito dalyko iš tikrųjų kainavo apie 250 €. Žodžiu, mes kiekvieną dieną kažkiek pavažiuojam, tada nakvojam hosteliuose, vėl pavažiuojam, vėl nakvojam hosteliuose ir kiek žinau, tam tikros kompanijos įdeda į keliones tam tikrus krioklių pamatymus, plaukimus su baidarėm ir taip toliau. Ką mano kompanija duos, aš neįsivaizduoju, ta prasme, aš net nieko neklausiau, tiesiog užsiregistravau, pasiėmiau package, už tai, kad irgi gali pasiimti arba savings, regular ir kažkokį fancy, tai aš pasiėmiau tą per vidurį. Tai aš tiesiog važiuoju ir kas bus, tas bus, aš žinau, kad bet kokiu atveju bus tobula, bent jau labai tikiuosi. Iš to, ką mačiau ir ką girdėjau, tai žmonės sako, jeigu nedarei Hajang Loopo, reiškia negyvenai, nes visiems tai yra tiesiog labai ypatinga kelionė. Žmonės sako, tai yra patys gražiausi vaizdai, kokius yra gyvenime matyti, ten, tarpsime, važiuoji pro kalnus, matysim Kinijos sieną. Vienintelė problema, kad mes esam šiauriai ir yra žiauriai šalta. Susiradau vieną draugę, jinai jau išvažiavo vakar, iš tikrųjų dauguma vakar išvažiavo, aš kažkodėl važiuoju šiandien. Ir jinai man sako, Monika, sako, apsirenk, nes yra šalta. Tai žinau, kad yra šalta, tai aš jau turiu megztinį, 2 maikės, 2 kelnes ir dar turėsiu vieną megztinį ir dar džinsinį švarką. Nu, tai jeigu sušalsiu, tai sušalsiu. Galvau, nusipirksiu kažką čia, bet vis dar dėl Lunar New Year niekas nėra atidaryta. Ir tarp kitko noriu dėti ištrauką, nes žinokit, iki kol čia atvažiavau, tai buvo... Per ką mes perėjom, žinokit, čia su 8 žmonėm, žodžiu, turėjom važiuoti autobusu. Ir visų pirma, tai buvo 2 skirtingos lokacijos nurodytos, tai jau ten buvo pirma problema, bet galiausiai atsidūrėm autobusų stoty. Ir tada visi tiesiog mus mėtė, eikit ten, eikit ten, eikit ten, eikit ten, nu, ta prasme. Ir galiausiai niekas mums nepadėjo, pasakė į vieną vietą, kurią eiti, mes nuėjom, ten, žinokit, buvo tiek reikalų, mes tiek stresavom, nes mes galvojom, mes tikrai niekaip neatsidursim Hadžangė. Ir tada galiausiai atvažiavo autobusas, kuris nebuvo mūsų. Ir mes išsimaldavom, kad mus priimtų, tai mes taip ir nesupratom, kur mūsų autobusas dingo, nes tiesiog, nebuvo jo. Kažkas ten nepavyko su jų organizacija, nes aš nesuprantu, kas čia buvo, nes mes tikrai buvom geroj vietoj ir turėjo atvažiuoti autobusas ir neatvažiavo. Tai, ta prasme, įspūdžiai jau į Hadžangą važiuojant yra super. Nu, bet už tai traumą bondingą turėjom su žmonėm, tai žiauriai fainai tas. Ir dabar pažiūrėkit į autobusą, ant kiek fancy. Čia turim savo va tokias kajutas, kaip mergina guli. Tai yra švieselės, palaukit. Nu, jo, čia daug mygtukų neveikia, bet žodžiu, čia kažkas, čia yra pučia vėjelį, galima pasikrauti telefoną, galima kažką čia paspausti, bet sakė, irgi nieks čia neveikia. Nu, tai tiesiog mygtukai pažaidimui. Tada va. Telikas, kuris turbūt irgi neveikia, čia gal veidrodis toks, aš nežinau. Ir va, pasidėti daiktam ir, žodžiu, tiek vietos. Yra dėkiukas, yra langiukas, kuris nelabai atsidaro. Tai, žinokit, super 7 valandų kelionė. Ir susipažinau su labai fainai žmonėm, tai su viena mergina taip susibendravom, kad vėliau vakarieniavom jau čia atvažiavusias, nes iš tikrųjų gan netoli gyvenom ir kalbėjom labai daug, tai vat jinai būtent man ir sakė, kad reikia pasimti kažką šilto, nes sako, tikrai yra žiauriai šalta. Nu tai tikiuosi nesušalsiu, bet manau, kad sušalsiu, nu bet ką darysiu. O dabar esu hostelyje, šį hostelį man davė pati kompanija ir sakė, tu gali čia pamiegoti, tai aš jau 2 naktis čia miegojau. Ir dabar yra po 7:48 ir pusė 9 prasideda mūsų turas. Tai vad baiginėjau ruoštis ir eisiu ją pačią, galbūt šiek tiek anksčiau. Tai va, mano kambariukas, labai paprastas.
Nieko ypatingo, bet labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad gavau privatų kambarį, nes galvojau, kad duos tą dormą, kur būna ten su kokiais 10 žmonių. Tai jau susipakavau daiktus, tai šitus bus galima palikti čia ir susikroviau kuprinę ir tašytę. Tai čia yra tiesiog mano powerbankas, laidas, piniginė, kamera, telefonas, o čia pagal viską turėtų būti šilti rūbai, bet mano atveju kelios maikės, apatiniai, kojinės, šampūnas, kremai, dantų šepetukas, laidai, ir kaip ir viskas. Jau susipažinau su vienu italu ir viena brite. Labai faini, tai susibendravom jau. Šiaip tai grupė labai didelė, nors sakė, kad grupė turėtų būti 5, 6, 7 žmonių, o čia mūsų gal virš 20. Tai biški liūdna dėl to, nes labai norėjau mažos grupės, bet gal jas praskirstis, net nežinau. Gavom savo vairuotojus ir mano suti, tai užsidėjom jau šalmus ir keliaujam. Atvažiavom į pirmą stotelę, važiavom gal tik 10 minučių, bet jau labai gražu. Susipažinau su lietuviu, tarp kitko. Tai labai fainai. Yra ir danų, belgų, prancūzų, vienu žodžiu, kokiu tik tais nori. Ir mus paskirstė į mažesnės grupelės, tai tas žiauriai fainai. Kaip nepasisekė, žinokit, koks rūkas visą kelią važiuojant, nieko nesimatė. I'm already lost. Okay. Yeah, that's why. Now it's your turn. You can hear it. That doesn't count. Yeah. I think it's there. Yeah. If I can remember, then you can remember, yeah. Tavikė katė pabėgo nuo manęs, nuėjo pas jį. Skanaus. Skanaus. You want double? You took mine? Va, susiradau draugę. Ir dar vieną. Būtent. Einam pašnekėt su Rapolu. Filmuoja irgi youtuberis yra. Ką gera. Nufilmavau juos visai iš arti. Ką, tokius žmonės, kurie važiavo? Vasiklinkas, jo. Tai mūsų Rapolas yra iš Vilniaus. Taip, Vilniečiai Kaunietė. Kitą filmuojam. Kaip jautiesi, ar patinka? Labai žiauriai gražu. Palauk, tai padarysim. Va, du vlogai. Labai patinka žiauriai gražu, ne? Labai. Tu muziką klausai, kai važiuoji? Kol kas dar ne. Aš dabar klausiau, tu žinau, kaip filme važiuoju ir tokia muzikos klipė su main character. Žiauriai fainai, nesenai pavalgėm ir labai skanu buvo iš tikrųjų. Labai. Ir prasisklaidė rūkas. Ir mes jau kiek važiuojam, kokias 4 valandas jau čia, ne? Tikriausiai. 3-4. Apie. Ir dar važiuosim keletą ir tada jau būsim namie. Tada jau pasitūsinsim šiek tiek. Tada jau lengvai. Jo, bet žiauriai faini žmonės. Fainai, kad mažas grupelės, bet mes labai dažnai stojam. Iki 10 žmonių ir visi labai draugiški. Jo, ir mes stojam kas 5 minutės, bet jau toks jausmas, kad stojam kas 5 minutės. Atrodo, mes ką tik buvom sustoję ir dabar vėl sustojam, ne? Reportažas baigtas. Žiukas bėgytis. Šiaip, žinokit, galiu pasakyti, kad nėra taip baisu, kaip kad žmonės sako. Labai gerai vairuoja, mažai smėlio, tai kažkaip momentais galbūt tik tais, kai sukam į šonus, atrodo, kad versimės kartu. Tiesiog atrodo vaizdai vienas už kitą geresni.
Žinokit, toks jausmas, kad stojam kas 5 minutės. Ta prasme, labai daug sustojimų. Bet, kaip suprantu, jau greitai baigsim važiuoti, nes sakė, apie pusę 5 jau turėtume baigti ir dabar yra po 3 berods. Kur mes atvažiavom, Rapolai? Kažkur dažniausiai gražias vietas sustojam, o dabar vidury kaimų. Bet čia Krioklys sakė turėtų būti. Ne, man atrodo, mums šiaip reikėtų eiti, nes matai rašo ten Waterfall. O, tai gal galim eiti tada? Labai atgaivina tiesiog ir sielą ir kūną. Žiauriai atsigaivina. Labai gerai buvo. Atvažiavom jau į hostelį ir gavau savo apartamentus. Tai pažiūrėkit kaip fancy. Ta prasme, pažiūrėkit šitą visą romantiką čia. Nu, labai patinka. Vaizdai va kokie, nu žodžiu, super. Tai dabar už, kiek dabar valandų, 5:30 beveik, 6 valandą vakarienė. She's a yoga instructor. Yeah, I do it. Yeah. Okay. That's even better. Yoga music. Okay, so obviously we haven't got a mat. Wait. So we can do yoga on Beyonce. Yeah. I've got calm music. Yeah, she has a playlist. Do you? Yeah, I'll go get it. Yeah. Okay. Hajang Loop first day completion. Real good. Come on. Come on. Oh, okay. It's very insane. English. We love Danish. Nu, mes jau visi išsiskirstam, grįžom į savo kambarius. Tai atrodo, norėčiau apibendrinti šiandien dieną ir visus įspūdžius, bet net nežinau kaip. Visų pirma, tai kelias, kuriuo mes važiavom, nu, yra pasakiškas. Kitas dalykas - grupė. Nu, tokia faina grupė pasitaikė. Kai sakiau vlogo pradžiai, kad mūsų tiek daug, aš galvoju, bus mūsų mažiau, tai jo, mūsų yra daug, bet mus paskirstė į 3 grupės, tai vienoje grupėje yra apie 10 žmonių. Tai mano grupė pasitaikė turbūt pati geriausia. Labiausiai įsibendravau su lietuviu, jisai visiškai toks pat social butterfly kaip ir aš, tai mes labai sumečinom. Tada danų porelė, irgi tokie prikolni, juokingi, šilti žmonės, tokie labai savi. Ir tada labai faina yra belgų porelė, tai jie irgi videografai, irgi kelia į YouTube'ą, irgi fotografuoja, žodžiu, labai kūrybiški žmonės. Važiavom šiandien apie... Dabar galvoju, kokias gal 7 valandas, nors atrodė, tai žinokit, kaip max 2 valandas, laikas labai greit praėjo. Labai daug stojom, bet buvo labai gražu, tai iš dalies galbūt ir buvo liūdna, norėjos atrodo daugiau važiuoti, bet tuo pačiu dabar pagalvojus ir grįžtant atgal, tai galvoju, kad gerai, kad stojom ir turėjom laiko ir susibendrauti, ir pasifotografuoti, ir pašnekėti, ir kažko nusipirkti atsigerti. Turėjom ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę, kas buvo žiauriai fainai. Tai aš jau labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau 4 dienas, o ne 3 dienas. Ir apskritai labai džiaugiuosi, kad čia esu. Padėsiu krauti dalykus ir eisiu miegoti, nes rytoj 8 ryto jau yra pusryčiai. Tai manau, kad susitiksim tiesiog rytoj. Labas rytelis. Tai susirašiau, jau yra beveik 8 ryto ir einam pusryčiauti. Šiaip naktį nekaip miegojau. Atsibudau vidury nakties ir man pastaruoju metu žiauriai skauda žandikaulį, nes aš turbūt labai stipriai griežiu dantim. Ar gal sučiaupus stipriai laikau, nes šitą pusę, kai pabudau, man taip skaudėjo. Ne dabar biški jaučiu, tai teko gerti vaistų ir eiti miegot. Tai ačiū Dievui, išgerus vaistų biški geriau pamiegau, bet šiaip tokia nerami naktis buvo. Bet jaučiuosi žvali vien dėl to, kad žinau, kad bus dar viena nereali diena ir šiandien yra tik 2 diena, reiškia liko dar praktiškai 3 dienos. Tai labai įdomu, ką šiandien atneš, tai einam pusryčiauti ir pradedam dieną. Okay, for again. What are you thinking with the food? What are you thinking about food? Perfecto.
Biški palinojo, tai bijau, kad pradės lyti, nes šiaip bijočiau važiuoti, jeigu lytų. Bet, žinokit, nustojo liktais bent jau kol kas. Koks patenkintas. Nu, biški išsigandom lietaus, ne? Buvo kokie 10 lašų. Tu atsisukai taip į mane. Jodai. O, aš galvoju, prašau, ne, nes aš taip bijočiau važiuoti, jeigu lytų. Tai sakė lis. Lis. Vairuotojo aš klausiau, sakė lis. Kitokios patirtis. Mes norim viską išbandyti. Ar ne taip? Aš tai nenoriu nukris, man tai baisu, nes jisai, kai ant šono važiuoja, tai kartais atrodo mes tiesiog taip... Bet ar tu kartu vertiesi su juo? Ne, bet aš visą laiką įsitempus. Aš į kitą pusę. Ne. Ne? Tada ir nukrisi. Rimtai? Jo. Nes jeigu vienas į vieną pusę sverės, kitas į kitą, tu ištiesi nuvažiuos. Bet aš bandau lygsvarą laikyti, tipo. Nu, kad tipo jisai krenta ten į tą pusę, į kurią mes sukamės, o aš tai tipo... dėl to jis ir krenta, kad suktusi. O tu atvirkščiai. Žodžiu, dar reiks pasimokyti biškai. Tai kaip sakai vairuotojas, lėčiau ar greičiau? Mano tai lėčiau. O tavo greičiau ar lėčiau? Greičiau ar lėčiau? Greičiau is faster. Okay. Lėčiau is slower. Now the twerking part. Okay, you got it? Thanks. Then you just be yourself. Happy days. Be yourself. Alright. Okay. Do we start We hear the music. right or Wait, left? a second. Maistas tai tik gerėja ir gerėja, žinokit. Ką tik važiavam, žinokit, per tokį kelią, kad aš net negalėjau filmuoti, nes galvau, man subirės žandikaulis ir aš nukrisiu 10 kartų. Nes buvo, tai ta prasme, per duobes, per smėlę, aš tiesiog meldžiausi, nenukriskim, nes jau ir man buvo baisu. Nu, bet atvažiavam dabar į vietą, tai sakė, dar turėsim važiuoti kažkada atgal, tai aš nenoriu važiuoti atgal tuo keliu, gal aš čia pasiliksiu. But it was quite cool for me. I got a bit dusty, as you can see. You could drive by yourself. Ne, Rapolas neturėjo jokių apsaugų, mes tai turėjom tokius maišelius. Nu, dabar nesimato. Turėjom tokius maišelius apsirengę nuo galvos iki kojo, Rapolas nieko neturėjo, tai va visas žiauriai nešvarus. Sorry. Too much vlogging going on. Tai dabar pasirodo, mes važiuosim su autobusu prie vandens. Nežinau, ką reiškia prie vandens, bet žodžiu, aš tiesiog esu Passenger Princess ir kur mane veža, ten aš važiuoju. Atvažiavam, dabar turbūt eisim ir plauksim. Mes kaip susitarę, tuo pačiu metu šnekam. Ką tik išleidom autobusą ir dabar paėsim kilometriuką gal kokį ir varysime... Vlogging the vlogger, vlogging the vlogger. Mes va plaukiam ten. Atvažiavom viršų, dabar turim pertraukėlę ir dar mums liko virš valandos važiuoti iki mūsų hostelio. Jau vis labai norim tiesiog ilsėtis, nes esam labai pavargę. Labai faina kompanija, susitarėm, kad galbūt visi kartu važiuosim į Ninbin. Tai 2 danai, tas vienas lietuvis ir belgai. Tai galbūt užsibukinsim kokią vilą, nes pigiau gautųsi ir kartu praleisim keletą dienų. Tai žiauriai fainai, nes mes jau patapom tokia šeima ir jau atrodo vieni be kitų negalim, tai tas bondingas yra žiauriai fainas. Šiaip nėra šalta, ta prasme, nu, aišku, aš esu apsirengus, bet net neužsisegus važiuoju ir man nėra labai šalta, tai labai džiaugiuosi, kad nesušalsiu. Ir dar vienas įdomus dalykas, kurį sužinojau, kadangi čia mėsa yra labai brangi, pavyzdžiui, kiauliena ar jautiena, labai dažnai, kai perki kiaulieną ypatingai, gauni šunieną to nežinodamas. Įdomu, bet labai tikiuosi, kad dar neragavau šuns, nes vakar su Rapolu šnekėjom ir sako, tai tu sako, turbūt ragavai, bet tu nežinai, kad ragavai. Atvažiavom į apartamentus ir pažiūrėkit, kokią aš pagavau, ta prasme. Nu, man labai patinka ir žiūrėkit vaizdelis pro langą. Ragausime džiaugsmingo ar laimingojo vandens. We're gonna enjoy some happy water. No, say it in French. Okay, I'm Mike.
24 years old from Denmark, traveling with my girlfriend Maria and Rafalas. I'm Maria, I'm from Denmark, I'm his girlfriend. Hopefully also after this. Essa são cheios nascidos. Mano grupelė išėjo dainuoti karaoke, o aš sakiau, aš jau žinokit, varau namo. Tai pasišokom, bet nenufilmavau ten tokioj dideliai aikštai. Pradėjom belenką daryti ir žmonės tiesiog visi paskui mus. Tai gyvatėlę darėm ten visko, nu žodžiu, labai smagiai šiai buvo. Bet jau jaučiu, kad jau mane traukia link lovos ir jau nelabai norisi man kažkokių tokių pramogų. Pradedam 3 dieną. Pavalgėm ir žiauriai laukia šalta, tai gerai, kad aš apsirengiau viską, ką turiu, nes šiandien, man atrodo, bus šalčiausia diena. Kaip tik gyriausi, kad oi, koks geras oras. Nu, bet nieko, turėjom 2 labai geras dienas. Jeigu šiandien bus šalta, gal kaip nors išgyvensim. Nu, kokie gražus batai, kur pirkai. Visiškai nauji. Žodžiu, pradėjo lyti, tai teko apsirengti, va, laimės šokis, žodžiu, turėjom situaciją, lyjo, važiavom ir belgas krito su savo vairuotoju. Tai labai blogai vairuotojas jaučiasi dėl to, kad nukrito, bet viskas yra gerai, žodžiu, biškis susitrenkė, bet viskas laimingai baigėsi, greit nevažiavom, nes buvo slidus kelias, bet bravo, šito aš ir bijojau, jeigu lis. Apalai, tai sakai nieko jam, ne? Išgyvens, tikrai išgyvens. Jisai, ta prasme, nukrito nuo su savo vairuotojai, jisai nieko, jam viskas gerai, kraujuoja kelienas, jam viskas gerai. Nukrito važiuojant mažiau negu 30 km/h greičiu. Bet vis tiek. Šiek tiek nusibrozdino. Bet blogiausia dalis, kad nusibrozdino šalia kelio. O šalia kelio ten daug viskų junginių gali būti, tai žinai. Ir kraujuoja, o vairuotojas... O kraujuoja tai... minimaliai, ką? Nu, minimaliai, bet vis tiek... Tuo, ta prasme, kol užlips, nulips, tai sukrešės ir viskas. Bet vairuotojo tai kelienas bus tikrai violetinis po kelių dienų. Ką ta violetinė spalva? Ir jisai matosi, kai vaikštas... Tu pašlubo savaitę praeis. Žodžiu, iki vestuvių užgis. Tikrai taip. Žodžiu, nežinom, ar radom Kiniją ar ne, nes galvojom, kad čia matysis Kinija, nes iš kažkur turėtų matytis. What do you have to say in Lithuanian? I thought of you yesterday. Yeah. Amazing. China is far out there. Čia buvo instagraminė vietelė, biškį pasifotkinom ir tikėkime, kad jau važiuojam valgyti. Mes tai biškį esam išprotėję dėl maisto, aš nežinau, kas mums yra, mes visada alkani. Vakar per vakarienę tai iš viso maldavom, kad mums dar valgyti atneštų, nors turėjom pakankamai. Nu, nedavalgę kažkokią esam. That's the big one? Oh yeah. Yeah. That's the fatty. Mes kartais važiuojam, žinokit, tokiom ekstremaliom sąlygom, kai reikia kažką lenkti. Kai jie, pavyzdžiui, ant posūkio pradeda lenkti kokį autobusą ir net nežino, ar priekį nieks nevažiuoja. We just did another TikTok dance.
atvažiavom jau į savo apartamentus, tai šiandien apsistosime tokiuose namukose, žiauriai faini. Mano pats didžiausias, nežinau kodėl, bet aš gavau tokį labai įdomų VIP kambarį. Tai turim koridorių, šiaip gan didelis namukas, labai fainas dizainas, man labai patinka. Čia tualetas, toks vintažinis, man labai patinka kriauklė. Ir dabar žiūrėkit, geriausia dalis yra viena lovekija. Ir dar viena lovekija. Geriausia dalis. There's north and south. Korea? Yeah. The what part? Korea north? North or south? Scandinavian country above Denmark. Oh, Norway. No. Yes. Sweden. Yeah. Pavalgėm, atėjom čia, nes yra žiauriai šalta pas mus kambariuose ir apskritai tiesiog visur yra šalta, tai neturim šiltos vietelės. Pažaidėm aliasą, šaradas ir išsiskirsim, jau yra 9 vakaro, man labai pradėjo skaudėti galvą vėl. Tai jaučiu, kad eisiu miegoti ir rytoj bus paskutinė diena Hadžianglupo. Labai geri įspūdžiai, bet žinokit, ir energijos trūkumas tai baisinis. Labas rytas. Dabar yra beveik 9 ryto. Ir 9 mes pradedam pusryčius, turėsim pietus kažkada, turbūt apie 12:01 ir žinau, kad 4 valandą jau grįžtam į hostelių, kur palikom savo daiktus. Ir dar tiksliai nežinom, kada mūsų autobusas bus į Ninbiną, bet žodžiu, turbūt neužilgo važiuosim į Ninbiną. Tai žinokit, kamera niekas neperteikė to vaizdo, koks jisai buvo visą laiką. Įsivaizduokit, tiek valandų važiuodavom, apie 8 valandas per dieną, gal mažiau. Ir tu visada matai tiesiog vis gražesnį ir gražesnį ir gražesnį vaizdą. Žmonės, kuriuos čia sutikau, tai yra nerealūs. Ta prasme, aš jau prie jų taip prisirišau, kad labai džiaugiuosi, kad mes važiuojame į Ninbiną ir dar praleisim keletą dienų kartu, nes kiek prisijokėm, kiek prisišokom, kiek prisidainavom, kiek prisišnekėjom, ta prasme, čia nėra tas, kur tipo, susitikom, pabendravom ir tom viskas baigėsi. Aš bent jau taip manau, labai tikiuosi, nes labai faini žmonės. Kas man asmeniškai labai patiko, kad bevažiuojant visą tą laiką įsijungi muziką, pasileidant viso garso, važiuoji, žiūri tos vaizdus ir tiesiog galvoji apie dalykus. Tokia atrodo terapija su savim. Maistas buvo Tapsme, aš tokia patenkinta su maistu. Tikrai buvo verta pinigėlių, tikrai buvo verta laiko. Aš manau, kad šita kelionė yra mano viso tripo highlightas. Kaip sakiau video pradžiai, kad girdėjau, kad žmonės sako, kad po šito lūpo jautiesi kaip per skyrybas. Tai žinokit, aš manau, kad aš taip tikrai jausius. Gavom savo picikės ir įrankį. Labai geras oras, tai važiavam po labai gražu. It's a very good weather today, right? Today. What she said, yeah. Yeah. What I said. Yeah. Just what I said. Yeah, just what she said. Don't listen to her. No, I don't make sense. I don't make any sense. 1,200 meters we're going up. That's really many stairs. What? Sakė 1200 metrų važiuosime viršų šiandien. Eisim. Eisim? I don't know if he's joking, but that was Inai. Oh, stop speaking Lithuanian in my vlog. She is filming, he is filming, I'm filming. We are filming. Šūra. We're going to a cave or something. It's up, way up. Oh no. Yeah. Is it? Yeah. Yes. That's why I feel bad. Čia Magic Mike yra. Yeah, Magic Mike. You're the owner. What? You're the owner. Yeah. Yes. Yeah. This is all yours. This is my tool. It is from my mother. And Okay. it is 15 years old. Okay, that's beautiful. Davėm vardą, jo vardas dabar yra George'as. George. Kad net neįmanoma išlaukti, kol neša visą maistą. Viskas imam ir valgom. Yeah, on a kidnappé le champion. Oh, il est trop mignon. Hello, Georgie. Visi atėjo pasižiūrėti katiniuką. Ta prasme, jau koks mielakas.
davė kažkokį kaip oboliuką, bet atrodo kaip vynogė. You have something in the middle. Davė mum. Keistas Kaboliuką. skonis. Važiuką. Keistas skonis. Mūsų kelionė jau baigėsi, atsisveikinom su vairuotoja. Aš tipinau 30 eurų, tai dabar turim kiek virš 2 valandų iki autobuso, tai tiesiog atsisėdom restorane, pavalgysim, atsigersim, paeditinsim visi savo video ir važiuosim į Dinbiną. Išėjom į parduotuvę, apsipirkti kelionį užkandžių, tai va prisipirkom belenkiek saldumynų ir keliausim jau greitai mūsų autobusas. Labu, kad tai taip su jumis ir neatsisveikinau po Hadžianglūpo. Daug įvyko dalykų, aš jau iš tikrųjų esu Bankoke ir šiandien skrendu namo. Tai dėl ko filmuoju tik tais dabar ir dėl ko jau, kaip supranta, turbūt čia bus paskutinis vlogas. Nors turėjau iš tikrųjų filmuoti dar 2, tai dėl to, kad po Hadžianglūpo su ta visa šaikytė, su kuria taip suvaibinom, važiavom į vieną miestą. Ten buvo žiauriai prastas oras, labai lyjo, vėjuota ir tiesiog nebuvo net nuotaikos filmuoti ir net nebuvo nuotaikos daug ką veikti. Ir kai galvojau, kad pradėsiu filmuoti, susirgau. Tai labai stipriai sirgau, pradėjau gerti antibiotikus, tarsi pripumpuota vaistų esu iš tikrųjų iki dabar. Na ir aš manau, kad čia ir atsisveikinsiu. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot ir kad buvot šitus 5 vlogus su manim ir sekėt mano kelionę, domėjotės ir davėt man labai daug atgalinio ryšio. Tai tikiuosi, kad patiko, kad buvo įdomu viso kelio metu ir susitiksime kitame mano video. Ciao!